Tai mama nuolat sakydavo, kad gyvenime svarbiausia laimė. Kai pradėjau lankyti mokyklą, manęs paklausė, kuo norėčiau būti užaugęs. Aš parašiau laimingas. Jie man sakė, kad aš nesupratau užduotis, o aš pasakiau, kad jie nesupranta gyvenimo. Suprasi, kai prarasi, kai suvokiu, kad tu buvai kažkam tik žaislas, bet tu tą žmogų myliu, o tas žmogus tave tiesiog smerkia ir ignoruoja tave. Bet tu prabundi vieną rytą ir supranti, kad ne tu kaltas, o kaltas tas, kuris tavęs neįvertino. Velkas, kad noriu jums pasakyti tiksi kartą, kaip žmonės save nevertina ir nesupranta to, kad jie nėra aukštuomenės princai ir princesės. Jie paprasti ir nenuoširdūs žmonės. Kodėl mes taip elgiamės, vaidiname kažkokį išskirtinį žmogų, kai galime būti labai paprasti ir nuoširdūs, bet mes jau nebemokame tokiais būti. Mums atrodo geriau būti didingais ir pasikėlusiais. Bet tai ne mums, tai ne gyvenimas, o drama, kuri yra labai karti ir skaudi. Gyvenimas tai kaip koks spektaklis, kuriame vaidiname savo vietą. Bet iš tiesų tai ne mūsų vieta. Mūsų vieta yra būti nuoširdžiais ir paprastais žmonėmis. Bet mums tai jau neberūpi, nes įpratome prie tokios gyvenime rutinos. Nes mūsų gyvenimo rutina jau mums yra įprasta vaga. Rutinos. Nes mūsų gyvenimo rutina jau mums yra įprasta vaga. Niekada neleisk kitiems lipti tau ant galvos, nebijok paprieštarauti, išsakyk savo nuomonę, jei ji tikrai reikalinga. Niekam neleisk iš tavęs atimti to, ką turi. Kovok už tuos, kurius myli, kas visatas nemelas. Bet niekada neprarask savitvardos ir gerų manierų, kad ir kaip tave keiks, kad ir kaip žemins. Nusijuok, taip ir pasiims gerklės. Aš išmokau duoti ne todėl, kad visada turėjau daug. Aš išmokau duoti, nes aš labai gerai žinau, ką reiškia neturėti.